Nepabūgę šaltuko palaikyti iš skolų neišbrendančio Vilniaus Vėtros futbolo klubo į stadioną susirinko būrys ir galių. Geltona juoda klubo atributika apsiginklavę gerbėjai traukė skandutes. Ale, šiandien Vėtra nugalės. Lai, 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 šiandien Vėtra nugalės. Komandos aistruoliai sako neprarandantis vilties, kad vieninteliam sostinėje esančiam futbolo klubui pavyks atsitiesti. Aš tikiuosi geriausia, kad išliks klubas, gal net sustiprės ir žaisim Europoje ir gal net tapsim Lietuvos čempionais. Jeigu Vėtra neišsiskirstytų, turbūt būtų labai liūdna ir sugriūtų visas tvarkaraštis metų likęs. Aš šiaip sunku pasakyti, kas būtų. Reiktų gyventi kažkaip be Vėtros. Į klubo administracinės patalpas susirinko laikinai treniruotes, nutraukė Vėtros futbolininkai treneriai. Susirinkusiai vylėsi, kad kamuojanti nežinia pagaliau baigsis. Deja, po beveik valandos trukusių diskusijų, sportininkai liko it musę kandę. Vėtros vyriausiasis treneris Virginijus Liupšys neslėpė pasipiktinimo stringančiomis derybomis. Ekipos įsiskolinimas žaidėjams siekia per 260, o treneriui per 80 000 litų. Tad toliau maitinami pažadais, sakantys nesileisia. Tikrai taip nebus, aš jums galiu šiandien pasakyti. Ir aš galvoju, kad žaidėjai gali pradėti sportuoti tada, kada jam pradės kažką atgauti, nes eilė visų žaidėjų yra pašalinti iš būtų, neturi kur gyventi ir negali net čia atvykti. Taip kad, ką kalbėti, gaila ir skaudu yra. Pažadai, tos visas pasakas jau baigėsi. Žinot, kiekvienai pasakai ateina pabaiga. Susirinkime pasirodė ir kurį laiką tylos sieną atsitvėręs klubo prezidentas Romas Stašauskas. Pastarojo teigimu spalio mėnesį Rusijos verslininkams, paskelbus apie milžinišką injekciją į Vėtros klubą, nebuvo kuriama jokių ekipos gelbėjimo scenarijų. Taip esą klubas įgrimzdo į skolas. Dabar anot Stašausko pavyko rasti porą rėmėjų, kurie padengtų dalį klubo skolų. Tačiau su tuo nesutinka Rusijos verslininkai. Jų noras yra vis dėlto galbūt vieniem tvarkytis. Ir aš įsivaizduoju, kad tai yra surišta su bendru tuo projektu su ledo rituliu. Nes įsivaizduoju, kad tai turbūt būtų tie patys rėmėjai, reiškesnė, todėl jiems būtų aktualu, reiškesnė, turbūt vieniem būti. Bet kaip suprantu, šiam momentui jie jokių sutarčių dar neturi. Stašauskas pripažįsta, kad Vėtros klubas atsidūrė aklavietėje. Tikimasi, kad iš jos išbristi pavyks jau rytoj, pasirodžius klubo gelbėtojams iš Rusijos.